Kągi, labas rytas visiems, žiūrintys Žvejas Svajonės YouTube kanalą. Šiandien mes esame Kauno mariose, Kruonyje, kartu su kolega, antros lygos dugninės meškerės čempionato nugalėtoju Mindaugu Jaracku. Esame Kruonio pusėje, kaip ir minėjau. Labai komfortabili nusimato žvejyba šiandieną. Gylis apie 10 metrų. Žodžiu, atvažiavom dar, kai buvo tamsu, nes šiuo metu Kauno mariose yra tokia situacija, kad atvažiavęs prašvitas vietos praktiškai niekur nėra. Žuvis juda, mūsų krašte tai matyti daugiau karšiukai, gali pasitakyti ir karšių, plakių yra, kuojų, žodžiu, sportinė žuvis. Sportinio režimo. Ką šiandien maišėmės, tai Mindaugas, kiek žinau, maišėsi geltoną saldo jauką. Aš kaip visados į juodąją pusę. Dėl ko? Dėl to, kad vanduo jau šąla po truputį ir pradeda veikti tamsus jaukai. Ne tokie jau saldus. Šiuo metų laiku dažniausiai ir naudojama tik jaukų bazę. Stengiamės naudotis mažiau kvapniųjų visokiausių priedų, likvidų, kurie turi išreikštus stiprius aromatus. Taigi, ką aš šiandien maišiaus? Maišiausi 1 kg Wonder Black'o, tada 1 mėlyną pakelio kanalą, kilogramą irgi, ir kilogramą 1 Romaino Breams, irgi Champion Feed serijos jaukas. Turiu 3 kg sauso jauko. Vėlgi specifika yra tokia, kad atšalus tiksliau vandeniui, reikia pradėti labai normuoti jauką. Dėl ko? Dėl to, kad žuvis jau nesimaitina taip aktyviai, kaip tą daro šiltame vandenyje. Todėl reikia labai atsargiai tiek su gyvų padavimu, tiek ir su jauko padavimu. Dėl ko pradinį jaukinimą darysiu šiek tiek mažesnį. Galiu parodyti šėryklą, su kuria jaukinsiu. Štai tokios 3 skirtingų gamintojų. Tai yra Flagmano, čia yra Eksperto šėrykla ir čia yra X-Feederio. Kadangi gylis pas mus yra nemažas, kaip ir minėjau, apie 10 metrų, tai reikia, kad jauko maksimaliai daeitų iki dugno. Tai jeigu žvejojam su atvirom šėryklom, tai šiek tiek daugiau užspausiu. Jeigu naudojam uždaresnio tipo šėryklas, kaip šitas apvalus perfas, stipriai labai užspaudinėti nereikia, kad išsiplautų normaliai. Na ir pradžiai ką paduosiu, vis tiek šiandien statau turbūt visą mitybinę bazę ant skandintų musės lervų. Aišku, turiu visko ir raudonų, ir baltų, ir gyvų musės lervų, ir pinkučių turiu, ir slieko, ir matailio, žodžiu, daug ko mes čia turim. Bet, kaip ir sakiau, pradėsime labai atsargiai padavinėti. Tai einame daryti startinį šėrimą, na ir sugrįšime. Taip, paskutinė šėrykla užmesta. Kaip ir minėjau, šėriausi nedaug, 7 šėryklos gausi. Persidedam šėryklą. Šėriausi su šiek tiek sunkesne, 60 gramų šėryklą. Žvejosiu su 45 pradžioj. Pamėginsiu tai tokį Prestno variantą, Prestno kulkytę. Žiūrėsime, kaip skesinai, ar greit ar ne. Taip, iš kablių pradėsim turbūt su Maverio Katana, 14 numeriukas. Labai faini kabliukai. Pavadėlis 80 cm. Valas 0,12. Vėlgi į standarto pusę. Na ir ką, ant kablio. Ant kablio pabandysime iš karto dėti 2 skandintas 2 musės lervas, kad būtų ne per didelis masalas. Manau, šitam kabliukui pats tas. Štai taip atrodo mūsų skanėstas ant kabliuko.
Na ir pirmas metimas su kabliu. Kulkytė metasi, aš jums galiu pasakyti, tai čia yra wow, kažkoks kosmosėlis. Išlaukimai neilgi, kadangi žvejojam su nedidelė šėryklėlė, tai manau išlaukimai iki poros minučių. Žiūrėsime, aišku, kaip greitai atsišauks žuvytę į mūsų jauklį. Po truputį šeriamės taškelėm ir laukiame žuvies. Įsijungsim, kada jos atsiras. Nu ką, turime pirmą žuvytę. Labai gražus kliuvukas, toks užtikrintas. Nedidukas, bet karšiukas. Smagu. Pasipjaušiu šiek tiek musės lervų kartu su oda trūklio lervomis. Porą šėryklų padaviau. Ir kažkaip greitai sureagavo visai. Taip. Čia mes žvejojom, turbūt 20 kelias minutės. Turime jau kiekvienas po 3-4 karšiukus. Ką pastebėjome, kad reikia plonintis pavadėlius, mažintis kabliukus, nes žuvis baikšti labai nenoriai ir atsargiai kimba. Taigi dabar žvejoju su 0,10 pavadėlių. Karšiukus pagavau ant gyvų musės lervų. Dabar kaip eksperimentą užsidėjau porą negyvų raudonų musės lervų. Kažkas truputį patampė, bet nenori iki galo paimti. Eilinė žuvytė. Atsistoju dėl to, kad yra parandė. Tai reikia atsargiau šiek tiek traukti. Bet parandė nėra labai pikta iš tiesų, tai yra gerai. Ne. Ateik, pasirodysi žiūrovam. Štai toks. Nu smagu. Reikės vėl pasipjausyti. O, yra, dabar žuvytė yra. Kibimas malat iš karto išraiškingesnis. Nu, bandom per parandę pritraukti. Nereikia į čia labai duoti. Kur judėti per daug stipriai. Nes žuvis sąlyginai nedidelė. Bet kai ir tokia kimba, labai smagu. Na, o aš, naudodamasis progą, kol permetinėjau tarp kibimų, norėčiau pašnekėti apie labai gajų šiuo metu dalyką pastaruoju metu. Tai kaip visi žinote, dėl Brexito turime tikrai nemažai problemų su prekių tiekimu. Ir net kalbant su pačiais žvejais, kurie bando siųstis prekes iš Jungtinės karalystės, tikrai žmonės susiduria su problemomis. Kas yra tos problemos, kad perki prekę, ateina jinai į Lietuvą, reikia išmuitinti, už muitą reikia susimokėti, ir dar papildomai susimokėti dar PVM, žodžiu, kartais žmonės perka prekes, atrodo, kad kaina gera Didžiojoje Britanijoje, bet atsiuntus į Lietuvą viskas išbrangsta, ir patiriame labai daug neplanuotų išlaidų. Tai aš norėčiau pristatyti laidos rėmėją, kompaniją Sheepzy, kuri šiuos galvos skausmus naikina. Kokiu būdu? Tai yra, jie tiekia prekes iš Amerikos,
Tai reiškia Amerikoje, žinome, kad Amerika yra tokia šalis, kurioje tikrai apstu akcijų įvairiausių. Tiek žuklės prekiams, tiek nežuklės, šiaip zy užsiima labai plačiu asortimentu. Tai ką jums reikia padaryti, tiesiog susirasti Amerikoje prekės pasiūlymą, nuorodą pasiūlymo užpildyti paraiškos formoje shipzy.com puslapyje. Nurodot savo elektroninį paštą ir tuomet elektroninį paštą jau gaunate komercinį pasiūlymą, būtent tai prekiai, kartu su visais mokesčiais ir pristatymu iki jūsų durų. Ką tai leidžia jum sutaupyti? Tai turbūt visų pirma nervų, galvojant, kiekgi čia reikės atseikėti muitinimui ir PVM-ui ir visam kitam. Na ir plus galite tikrai gauti gerų pasiūlymų. Ir tie pasiūlymai matyt priklauso tik nuo jūsų, ant kiek jūs domitės, sakykime, tom akcijom, kurios yra internetuose. Tai žodžiu visiems rekomenduoju, shipzy.com. Aprašyme rasite nuorodą. Šiaip ir pas juos būna įvairiausių pasiūlymų, kuriuos jie atrenka ar ne, ir įdeda į savo tinklapį. Arba, kaip ir sakiau, jeigu jūs surandate, tiesiog padarote jiem užklausą, gaunate pasiūlymą, užsisakote ir gaunate prekes. Tai va, dar kartą dėkoju Shipzy už rėmimą, tikiuosi bendradarbiausime ir toliau, o mes žiūrime toliau žvejybą. Perėjau šiek tiek į tolį, nes nelabai patiko, kaip kliovus mačiau. Ir žvejyba smagi, ir žuvytės smagios. Kolega vieną buvo pakabinęs kažką stipriai rimčiau, bet su 0,10 pavadėliu sunku yra traukti labai didelę žuvis. Tai tikėsimės, kad pakabinę kitą kartą ištrauksim. Kol kas va. Eilinis šaunuolis keliauja į sietelį. Na jau dabar į 45 plius minus metrus. Žodžiu, bent kibimai matosi. Geriau, nes iš arčiau labai atsargiai ima. Ir labai dažnai ir tų kibimų nematai. Žodžiu, nusprendžiau pasitolinti distanciją. O ką padavinėjom iš gyvų, tai tą pačią košytę, kurią rodžiau ir jum. Su kiekviena šėryklėlė paduodame po truputį, kad turėtų ką valgyti žuvytės. Ir toliau savo smagiai žvejojame. Kai kurie pastebėjimai. Ir kas išbandyta, ir kas veikia, kas ne. Žodžiu, pabandžiau šiek tiek pinkučių duoti į šėryklą. Tai žuvies išmera iš karto pasikeitė į mažesnę pusę. Tai kol kas likau prie pradinio varianto. Tai tiesiog karpytos musės lervos. Kaip ir minėjau, pasitolinau distanciją, nes mažesnėje distancijoje labai buvo sunku su kibimo matymu. Labai blogai matėsi. Matyt, už parandės užeina valas ir netokia jautri sistema pasidaro. O dabar va, kiekvienas kibimukas matosi, kaip matote. Ir dabar ir realizacija iš karto žymiai geresnė. Karosas. Aha. Karosiukas. Nu čia tai geras. Nesitikėjom mes tokią žuvytę pagauti. Nu bet smagu. Pažiūrėkit. Karosiukas. Gražus.
Žvėjom jau berots 2,5 gal valandos, kažkas tokio. Kibimai pastovus. Aišku, reikėjo nusiplojinti iki 0,10, bet nieko baisaus. Kabliukas šiuo metu dabar pas mane dirbantis A1 Team Feederio 12 numeris. Lengvas kablys, plonas labai, nedidukas. Ant kablio vis dar tos pačios 2 musės lervos. Kibimai tokie išraiškingi visai. Kartais būna stuktelėjimų, bet dažniausiai vis tiek kibimai yra tokie daugiau mažiau juntami. Nu ir labai smagu, aišku, tą žuvį traukti iš 14 metrų gylio, nes pakabinus tai atrodo kiekvieną kartą, kad traukia padaresnę žuvį, negu jinai iš tiesų yra. Tai tas džiugina. Šiaip bendrai žvejyba superinė, labai patogi, distancija irgi labai patogi, kaip ir sakiau, apie 5 metrus. Numesti be problemų visiškai. Vėjuko nėra, saulytė kažkur lenda šalia. Va, ir taip žvejojam. Išvilkau. Tu kurmi, plakis. Olia, koks gražus. Buliomba. Čia toks atominis plakis. Sakyčiau. Pažiūrėkit, koks plakys. Tara. Nu, gražus. Gražuolis. Pas kolegą. Visai neblogas karšiuks. A ne? Nu, nieko toksai, žiūrėk. O, klausyk. Jau arti 1,5 kokio. Aha. Va, mažiukas kabliukas, plonas balas, 0,10. 0,10 irgi. Parodyk, nu, pa. Tinka jaukas, pažiūrėk. Aha. Tinka jaukas. Žodžiu, valgo, kaip turi būt. Nu va. Baigėsi mūsų šiandienos žvejyba. Labai smagiai atsigaudėm, pažvejojom su Mindaugu kartu. Išvados vienos. Vanduo dar ne ant tiek šaltas, kad žuvis maitintųsi mažiau, bent jau čia Kauno mariose. Bandžiau pradžioje gaudyti su
mažesnė šėrykla, bet rezultato tas nedavė. Tuomet vėl grįžau, sakykime, žvejot su ta šėrykla, su kuria šėriau. Pasididinau atstumą, jo atstumas pradžiai buvo 30 km, nuėjau į 44-45, tai tuomet ir su vizualiniu kliovo, reiškia, tikrai mačiau, kur kybo tiek žuvies realizacija pagerėjo, turiu omeny, kad parandė yra vis tiek toliau nuo to taško, tai lengviau žuvį išsitraukti. Dėl jaukų, visgi mes šiandien bandėm iš tiesų su Mindaugu, kada baigėsi mūsų Champion Feedo jaukai, o jie baigėsi, tai išmėčiau aš asmeniškai 3 kg, Mindaugas matyt kažką panašiai. Buvome susimaišę kitus jaukus, tačiau kiti jaukai tik tai reikalą gadino. Kibimas visas, turbūt aktyviausia žuvis iki 11-12, bet ir dabar jau yra po 12 ir metu ir kiekvienu metimu yra kibimai. Tai žodžiu, tikrai žuvis aktyvi ir šiuo metu, galbūt ryte tiesiog buvo trumpesnis išlaukimas tarp kibimų. Taip, dabar dėl gyvų masalų. Iš principo, hebra, šiandien reikėjo tiesiog turėti šitų musės lervų ir viskas, daugiau nieko nereikėjo. Tiesiog gyvų musės lervų. Gyva smalė, gyvos 2 ant kablio ir puikiai veikia. Vienintelis dalykas, ką pastebėjom, kaip ir minėjau prieš tai, tai pavadėliai 0,10, ant 0,12 tikrai netoks smagus kibimas. Tai šitas dalykas, ir plus šiek tiek pamažinti kabliukai. Tai yra dideliais kabliais negaudėme, tai gaudėme tokiais kabliais, pavyzdžiui, A1 12 pas mane buvo ilgą laiką. Tai 2 musės lervam pats tas kablys. Ir tada ir kibimas matosi išaiškingai, tikrai pamatysite šitoje serijoje. Ir žuvis pasikerta, žodžiu, viskas su juo yra tvarkoje. Gaudėme plonais, lengvais kabliais. Ir aš manau, kad nieko turbūt ir neliko jokių paslapčių. Tai yra žuvis kimba aktyviai, naudojat plonus pavadžius, veikia geriausiai apie 0,80 pas mane pavadžiai, tai turbūt, kad tiek. Iš gyvų, ką padavinėjau, tai kaip ir sakiau, bandžiau aš visko padavinėti, bet geriausiai vienareikšmiškai veikia tiesiog karpytas dzikelis. Tai reiškia smulkiai, ne visiškai į miltus, kaip aš sakau, bet pakankamai normaliai pakarpai. Ir tada ir šėriklė. Ir kiekviena šėriklėlė pardavinėjom gyvus. Ir viskas labai tvarkoja, žuvį nebaidė, žuvis stovėjo taške, maitinosi, tuštinosi jauko, tas matėsi ir pas mane, ir pas Mindaugą. Žodžiu, viskas tvarkoja. Tai va, Kauno marios yra jėga. Grįšime čia turbūt dar ne kartą ir ne 2. Jums visiems ačiū už peržiūras. Jei patiko ši laidelė, spaudžiame like ir prenumeruojame kanalą. O mes susitiksime jau kitose laidose. Visiems nei žino, nei uodegos. Iki.